Sveiki kolegos, kas mane jau pažįstat ir žiūrit serijas, tai visi žino, kad aš jau seniai vairuoju Audi A5 ir taip pat turbūt visi pamenat, jau kažkada esu sakęs būtent šitaip. Daugiau tokių žemų tikrai niekada gyvenime nepirkčiau. Tai spėkit, ką nusipirkau kolegos. Volkswagen Arteon. Na tai pirmiausiai pažiūrėkime, ar aš iš tikrųjų jau toks melagis. Žemė gali būti truputėlį kreiva, bet yra apie 20 cm kažkur tai. Na, o dabar pažiūrėkime Arteonas. Nesvarbu, čia iš tikrųjų tas aukštis, nesigilinkim. Nu, koks dabar galų gali ir skirtumas tos aukštis. Klausimas, ar mes galim lyginti šios automobilius. Tai automobiliai iš dalies yra labai skirtingi, bet ir labai panašus. Tai skirtingi yra tuo, kad tarp jų yra didelis amžiaus skirtumas. Tai Audi jau yra 13 metų amžiaus, taip kad aišku, tai yra visiškai kitos technologijos. Nu ir Audi aišku jau yra senas automobilis. Čia šiuo atveju yra naujos technologijos, nauji standartai, taip kad iš dalies jie yra nesulyginami, nes savame suprantama jų ir kainų skirtumas yra visiškai kitoks, tai ta prasme jie net nesulyginami pagal kainas, bet tuo pačiu metu jie yra ganėtinai panašus, nes abu yra tokio sportinio tipo, abu yra kupė ir šiuo atveju abu šitie automobiliai yra 176 kW, tik tai kad šitas yra 3 litrų dizelinis variklis, šitas yra 2 litrų dizelinis variklis. Neįsivaizduoju, kaip jie sugebėjo į 2 litrus įdėti 176 kW, bet esmė, kad kilovatų skaičius čia yra vienodas. Paskui pažiūrėsim, ar iš tikrųjų tie 2 ir 3 litrai kažką reiškia. Abu jie yra varomi 4 ratais, tai čia yra Quattro sistema, čia yra 4Motion sistema. Jų didžiausias minusas yra tas, kad jie yra labai žemi. Pirmiausiai galim pakalbėti apie Audi. Tai Audi yra 13 metų amžiaus ir yra nuvažiavusi, va dabar žiūriu, 321 000 km. Iš tų 321 000 km virš 180 000 esu nuvažiavęs aš pats asmeniškai. Tai šitas Audi yra, aš esu antras šito Audi savininkas, tai negaliu garantuoti, ką darė pirmasis savininkas. Bet aš pats kaip nuvažiavęs beveik 200 000 km, tai tikrai irgi galiu šiek tiek informacijos pasakyti apie Audi. Bent jau man tai papuolė, nežinau, gal kitiem kažkas kitai bus, bet aš tik sakau tik tai savo asmeninę nuomonę. Labai patikimas automobilis, tai per tuos beveik 200 000 km aš neturėjau jokio rimto gedimo. Viskas, kas buvo padaryta su šituo Audi, tai jeigu šnekant apie remontus, tai vieną kartą tvarkiau važiuoklę, va dabar visai neseniai, kadangi vis tiek Audi norėsiu parduoti, tai dabar nuvažiavau, sutvarkiau važiuoklę visiškai, dabar jau pamiršau, kiek sumokėjau, bet, man atrodo, kažkur apie 150 eurų sumokėjau važiuoklės remontą. Tada turėjau vienintelį gedimą, kuris 2 kartus buvo, tai 2 kartus buvo generatorius sugedęs. Tai, tiesiog nekrovė, ne tai, kad generatorius sugedęs, bet 2 kartus nekrovė. Vieną kartą buvo iškart tik po nusipirkimo, gal sakyčiau, po metų, ar antrais metais po nusipirkimo. Pirmą kartą iki 100 eurų, manau, buvo, antrą kartą buvo iki 200 eurų. Tiksliai ir vos nepamiršau. Ir paskutinis, kuris buvo, tai jau jūs patys matėt mano serijose buvo, tai jau įsikišo DPF filtras. Tai prie 300 kažkur tūkstančių kilometrų, tai va dabar yra 320 000, tai jo prie 300 kažkur tūkstančių, bet čia matėt jau mano serijose tą visą reikalą, įsikišo DPF filtras. Tai va tas gedimas man kainavo brangiausiai pataisyti. Aš sumokėjau apie 300 eurų už visą tą dalykėlį. Tai viską sudėjus kažkur, sakyčiau, žinokit, taip ir išeina. Tai va apie 700 eurų išleidau, nuvažiavęs 200 000 km Audi remontui. Man atrodo, kad tai yra tikrai labai, labai gerai ir jokio rimto gedimų neturėjau. Audi medžiagų kokybė labai gera, tikrai kokybė gera, patys pagalvokit logiškai, nuvažiuota 320 000 km. Nėra nei vieno nusitrynusių mygtukų, niekur, nei vieno, va galite pažiūrėkit visur, visi mygtukai, nėra niekur, niekas nenusitrynė, viskas. Bėgių rankena, truputėlį patrinta, bet taip tikrai minimaliai patrinta, mygtukai visi idealūs. Vairas irgi, aišku, nėra visiškai kaip naujas, bet galite pažiūrėti, vertinti vairą, tai vairas praktiškai niekur irgi per daug nenutrintas, viskas soda, viskas yra. Sėdynės po 320 000 km irgi būklė yra gera, galite pažiūrėti, kaip atrodo visos sėdynės. Aišku, čia yra ta Alcantara, tai Alcantara yra, manau, viena geriausių medžiagų, tokia praktiškiausių. Automobilis yra nenaujas, suprantam, bet toks, kad būtų nusidėvėjimo kažkokie tai požymiai, tai galite pažiūrėti, nuvažiavus 320 000 km, kaip turi atrodyti vairas, kokio lygio yra nutrintas, visi mygtukai, viskas. Taip, kad jeigu jūs matot mašinas turgui perkat ir ten būna atsukta iki 200 000 ir matot, kad viskas yra patrinta, tai kaip matot Audi po 300 000 km patrinimai yra minimalus, viskas, nieko, viskas juk naudota, kiekvieną dieną spaudinta, visos rankenėlės sukinėtos ir visiškai nieko nėra
Audi blogo atsitikę. Tai ko čia yra iš tokių, jeigu mes šnekam apie technologijas, tai va, turim tokį mažą miniatiūrinį ekranėlį spalvotą ir turim čia tą šustresnę navigaciją, ekranas tas su šustresnė navigacija, čia kur daugiau mygtukų yra, bet ta navigacija yra senovinė, taip kad jinai praktiškai nenaudojama, visai naudoju Google Mapsus, o ne, tai tiesiog telefoną naudoju, o ne navigaciją. Tada turim vairuotojų stilių pasirinkimo, tai galim naudoti Comfort, Dynamic, galima Individual pasidaryti, reiškia pagal save viską susiderinti ir Auto. Nu, tuomet turim dar kompaktų skaitytuvą, čia jeigu atsidaro turim SD kortelių skaitytuvus, nu ir iš tų technologijų kažin, tai aišku oro kondicionierius, viskas čia aišku. Toliau kas yra, tai yra automatinės šviesos ir yra automatiniai valytuvai. Įsijungia automatiškai trumpos ilgos ir kai sukate posūkius sukinėjęs į šonus. Ir viskas, automatiniai valytuvai, reiškia, kai pradeda daryti, valytuvai automatiškai įsijungia. Kruizų kontrolė čia yra paprasta, kruizų kontrolės mygtukas, tai reiškia, aš galiu tiesiog nusistatyti greitį, bet jeigu man priekį išlenda automobilis, aš turiu paspausti stabdžio pedalą ir tuomet turiu pats, reiškia, tuomet pristabdyti, tuomet automobilis kai pasitraukia, vėl turiu per naują paspausti mygtuką ir tuomet jisai vėl greitį padaro, koks ir buvo. Na, o jeigu šnekant apie šitą kompiuterį, tai čia irgi nieko tokių pasirinkimų nėra, tai apie informaciją tik tais yra Parktronikai prieki gale, yra galinio vaizdo kamera, beje, čia nėra tepalo tos matuoklės, tai tepalą galit pažiūrėti tik iš automobilių vidaus, o čia kur yra oil level, tai iš čia galim pažiūrėti mes tepalą. Nu dar yra padangų slėgių matuoklis, kuris reiškia pasako, jeigu padangose nėra slėgius, jeigu sumažėja. Ir palydėk mane namo funkcija, taip pat dar tiksliai yra, reiškia, kai mašina atrakina, tai šviesos dar neužgesta ir palydė jūs namuose, taps aplinkui apšvietimas visur. Ir ką čia pas mus daugiau, tiek galim padėti, kad langai automatiškai atsidarytų, užsidarytų. Ir viskas. Tuomet turim radiją, turim mediją, kurios dabar nėra. Ir, žiūrėk, yra kažkas tai, kažkokių dainų esu įkėlęs. Tuomet telefonas ir yra navigacija, viskas. Viskas, ką mes čia gero ir turim čia. Audi bagažinė neautomatinė, taip kad paspaudus reikia pačiam dirbti ir atidaryti. Aišku, Audi bagažinė taip pat didelė, kaip matot, va, galėčiau irgi visas ir aš susipakinti lengvai. O, galima lengvai tilpt. Ir lengvai galit vežti, jeigu kažką užmušit kely kokį žmogelį, tai lengvai galite įmesti va. Į bagažinę, jeigu kokie vaikai papuolė, tai netgi porą, manau, įmestume, tai vietos tikrai nemažai. Taip pat yra gale kabliukai, va, kur galit pakabinti, reiškiasi, kur galit pakabinti maišus, jeigu reikia, ir vienoj pusė yra kabliukas, ir kitoj pusė yra kabliukas. Taip pat galima čia perišti šniūrus. Vieta čia kažką pasidėti, kas blogai, vat, ar tėvo nepamatysit, kad va čia yra toksai bortelis, čia nėra nei bortelį, nei tinklelį, tas truputėlį užknisa, nes tu čia viską pasidėti ir kai važiuoja, aišku, vėl viskas nukrenta. Tai ten, jeigu sėdžiu aš ir dabar pats už savęs, tai vietos iki sėdinių yra pakankamai, tai vietos galiai tikrai užtenka Audi A5. Jeigu galvą atlošim, tai galva remiasi. Aišku, vėl laisvai sėdėti, nu, jo, kadangi čia vėl suprantama yra toks automobilių stiliaus, tai galas yra toksai lenktas, tai, pavyzdžiui, turit sėdėti va taip. Jeigu norit atsilošti, jau viskas, jau galva remiasi. Tai man, pavyzdžiui, galva remiasi. Aišku, aš galiu, kadangi turiu priekį vietos, tai aš galiu pasislinkti priekį. Ir tuomet, va, galiu lengvai atsilošti ir galėsiu sėdėti. Tai problemų jokių nėra. Taip kad dėl to, jog priekyje vietos yra pakankamai, galima pasislinkti žemyn ir dabar galiu laisvai. Galiu galvą atlošti, o jei vietos dabar yra pilna, ir čia yra pilna, nu tik tuomet skirtumas tas, kad jums kojos gaunasi truputėlį pakilę nuo sėdinių, tai galbūt tai gali būti kažkokie tai nepatogumai. Čia turime atlošą, kas keiščiausiai pasirodė Audi, nepasirodė, yra gale nėra kur padėti podeliam. Ta prasme, čia nėra vietos kur podeliam padėti, nei čia nėra, nei čia nėra. Niekur nėra kur padėti vietos podeliam. Nu šito tai aš likau, žinokit, nesupratęs. Turim lemputes, paprastas, neledinės. Ir taip pat turim kabliukus, kur galim kažką tai pasikabinti tiek čia, tai kabliukų čia yra pakankamai. Čia kabliukas, čia kabliukas, čia. Durelės nelabai didelės, bet kažką įsidėti galima. Va, pavyzdžiui, čia populiariausias dalykas pas mane prikišta kažkokių tai šiukšlių. Ir taip pat turim, žiūrėk. Visur tavęs ieškojau. Eik tu savo, ko tu čia darai? Nu gerai, padėsiu, dabar atminsiu gal, kad čia jisai yra. Nu ir dar gale turim irgi vežti. Žiūrėk, čia vaistinėlį yra. Eik tu. Gerai, žiūrėk, aš galvoju, kad čia jeigu tą paspausiu, čia atsidarys tas, kad ilgą daiktą galėčiau vežti. O čia visus tuos metus buvo vaistinėlė. Eik tu savo, matai tu? Geras.
Tai kam aš tada pirkdavau vaistinėlę, kai technikiniai jau? Taip pat audiniai turim švieselės, ne ledinės, bet jos tokios simpatiškos. Tai net sakyčiau, gal net gražiau negu ledinės, tokios, tokios labai neblogos spalvos, bet ne ledinės, aišku. Taip pat galima įsijungti atskirai. Turim vietą, kur, žiūrėk, čia irgi kažkas yra. Akiniam įsidėt. Tai puiku, dabar nebeuždarysiu. Kas čia iš viso įdėta, yra myglės, jau kažkas bus įkišta. Tai dabar, tik kas čia dabar įkišta iš viso, nes tikėjau, kad čia kažkas bus vidai, pažiūrėk. Va. Veidrodėlis, kas sėdi šalia, viršui švieselį užsidėk atsidarius veidrodėlį. Podelių laikikliai. 2 yra, vienas didesniam, kitas mažesniam. Kai jau pavažinėjęs galiu pasakyti, kad nelabai patogu, nes norisi, kad būtų 2 didesni, nes jeigu tu 2 kavos pasiėmė, tai vieną įsidėti gali, o kito nėra kur. Tada važinėjantis šitas porankis yra, pirmyn atgal. Taip pat turi padėčių iš čia belenkiek, net nežinau kiek, 1, 2, 3 padėtis turi. Ir galim atvažiuoti pirmyn, galim nuvažiuoti atgal. O žiūrėk, čia dar kažkoks raktas yra. O kas čia? Matai tu? Servizo raktas kažkoks turbūt, bet jisai tuščias. Ar jis netuščias? Tuščias. Matai žmogus, va. Tiek metų pravažinėjęs ir va, kiek visko naujo sužinai, be filmuodamas video. Užvedimas tai yra paspaudus, bet raktą reikia įkišti, tai va raktą reikia įkišti ir po to jį paspaus gilin, tuomet jisai užsikūrė automobilis, tai mygtukų dar to nėra, tai toksai pusiau perėjimas, ar ne, jau raktų sukti nebereikia, bet dar ir nėra taip pat mygtukų, tai reikia raktą įkišti ir paspausti. Štai ir esam Arteone, tai dabar ko gero yra Arteone. Jeigu pašnekėsim, tai Arteone yra daug visko gero. Viską, ką galime rasti moderniam automobilyje, tai visko čia yra, net nežinau, nuo ko pradėti, gal nuo to, ką matom pirmiausiai. Tai aišku, yra elektroninis prietaisų skydelis, yra didelis ekranas su touchscreenu, visas ekranas jautrus, taip pat yra rankų gestų funkcija, va, jeigu mes pasukame vieną pusę į kitą pusę, ten dar yra visokių tų komandų. Sėdynės yra šildomos, sėdynės yra ventiliuojamos, va, galim pažiūrėti, yra pilna tokių skilučių prigrėžiuota, tai reiškia, su skilutėm tokios sėdynės yra, tai jos yra ventiliuojamos. Jau išbandžiau, ventiliavimo funkcija labai tikrai maloni, taip pat sėdynės yra su masažu, masažą taip pat išbandžiau, aišku, toksai basic masažas, bet, taip pat, aišku, malonu, faina su masažu. Tada, reiškia, pas mus yra daug visokių tų asistų. Yra lane assistas, reiškia, jisai pats palaiko linijas, yra adaptyvi kruizo kontrolė, štai čia ant tų mygtukų, tai reiškia, jisai nusistatai greitį, jisai pats gali skaityti ženklus, pagal ženklus nustato greitį, tada jeigu tau išlenda automobilis, va čia parodo automobilį, jisai pats automatiškai pristabdo, automobilis pasitraukia, pats vėl pagreitina, taip pat netgi galim padaryti, kad jisai pagal navigaciją važiuotų, reiškia, jisai mato pagal navigaciją, kad dabar, pavyzdžiui, 130 galima važiuoti, jisai ant 130 važiuoja ir jeigu mato, kad priekyje bus 90, jisai suplanuoja pats kelią, nuima greitį ir padaro taip, kad kūro sutaupytų kaip įmanoma daugiau, kiek įmanoma daugiau praridėtų ant laisvo bėgio ir, reiškia, taip prisitaiko pagal visus ženklus, bet taip pat, reiškia, ir viską pasiskaičiuoja. Tada yra lane assistas, kuris palaiko tas visas linijas, taip pat yra side assist, iš šonus yra lemputės, mane perspėja, jeigu yra, reiškia, automobilis iš šonų. Jeigu tu važiuoji, pavyzdžiui, jungi posūkį ir nori persirikioti, jeigu jisai mato, kad yra šonus automobilis, tau neduos persirikioti. Taip pat, aišku, yra čia stebi, kad žmonės, jeigu prieš kelią išeina, taip pat sustabdo automobilį. Čia tų visokių funkcijų yra tikrai daug. Yra automatinis parkavimas, dar neišmėgino automatinių parkavimų, tai išmėginsi, nežinau kaip čia veikia, tai atsiet turėtų pats automatiškai priparkuoti automobilį, važiuoja per aikštelę, jeigu randa vietą ir pats automatiškai priparkuoja tą automobilį, tai dar nebandžiau, nežiūrėjau. Nežinau, kolegus, bandom, įjungiu tipo tą parkavimo asistą, įjungiu posūkį, į kurią pusę noriu parkuotis ir tipo važiuoju ir jisai turėtų ieškoti vietos. Čia yra viena vieta. Va, kaip man dabar ją pasirinkti? Aš nesuprantu. Tai jis rodo va dabar, kad čia yra ta viena vieta, o tai kaip ją pasirinkti? O dabar rodo jau rodyklę. Tai pala, man dabar gal reikia jungti atbulinį? O, žiūrėk, niek nebedarau. Eik tu. Žiūrim, pala kažkaip neramu. Gerai, aš dabar nieko nedarau. Ar tau pavyks priparkuot, bliama, kažkaip neramu. Bliaškim, tu čia tikrai neliesi.
Gerai, dabar rodo įjungti priekį. Įjungiam į priekį. Aha, jisai pavažiavo į priekį. Rodo įjung atgal. Gerai, įjungiau atgal. Nu, žiūrėk, tu man tikrai priparkuos, o girdi, o. Ir... Viskas. Priparkavo. Tai o, žiūrėkit, nieko nedariau. Tai priparkavo tikrai, jisai mane čia labai neblogai. Iš abiejų pusių vienodas atstumas ir iš tos pusės liko vienodi atstumai. Nu tikrai, žiūrėk, super, reiktų savo sistemą reikia. Kaip pirmą kartą išbandžiau, kažkaip truputėlį neramu buvo, nes, nu, blema, kad neliestų, bet, nu, jo. Žiūrėk, gal, nu, aišku, šiaip man nusispjau 3 kartus neblogai sekas ir pačiam prisiparkuot, bet, nu, tikrai funkcija parkavimo automatinio veikia. Išbandėm, viskas veikia super tikrai. Yra galinio vaizdo kamera. Kas čia dar, aišku, visos automatinės šviesos taip pat yra, automatiniai valytuvai yra, visos šviesos 100% čia yra ledinės, tai tiek dieninės, tiek trumpos, tiek ilgos, tiek gale, už tai yra tas iškarpimas, tai reiškia, šviesos yra automatinės, ką reiškia tos automatinės, pavyzdžiui, Audi yra šviesos automatinės, jos tiesiog junginėja ilgas, trumpas ir dar sukinėja į šonus, kai tu vairo sukinėjai. Čia, reiškia, taip pat yra visos tos funkcijos, bet plius čia dar yra iškarpimas. Tai reiškia, visą laiką dega ilgus šviesos, jeigu iš priekio važiuojam automobilis, jisai iškerpa tam automobiliu, reiškia, visur dega ilgus, tik ten, kur atvažiuoja automobilis nedega ir jam važiuojant tas iškarpimas visai, nu taip pat iš šoną ir už tai tu visą laiką važiuoji su ilgom šviesom, bet priekyje niekad neakini žmonių. Tai, nu, tačiau toksai kaip ir dėl to, kad visos šviesos yra ledinės, tai už tai taip ir galima iškarpyti tas, reiškia, visas šviesas. Kas čia dar iš tų visokių funkcijų, dabar jau net neatsimenu, nu tai aišku, beraktis įėjimas yra, automatinė bagažinė, dabar to berakčio įėjimo aš niekad neturėjau, tai kažkaip niekad nereikėjo, dabar kaip bandžiau, galvoju, kaip aš tiek laiko gyvenu be to berakčio atrakinimo, kaip patogu, tu ateini, pati atsirakina, išeini, pati užsirakina, prieini prie bagažinės, koja paspiri, bagažinė atsidaro, nu visiškai tau smegenų dėl nieko sukti nereikia, to raktų niekad nereikia, to pas mane vėlgi nebuvo tokių berinių veidrodėlių, tai labai jau toksai simpatiškas. Čia jau visos šviesos yra ledinės, ten Audi, kaip matėt, buvo dar ne ledinės, bet kaip ir sakiau, Audi šiaip tos šviesos labai gražios, tai aš net nežinau, ar tos ledinės gražesnės šviesos, ar kaip Audi buvo tos jos ne ledinės, bet jos tokios, nu, labai simpatiškai šviečia ten Audi šviesos. Čia turim pasidėti kavai, 2 normalius, tai super, dabar galėsim pagaliau 2 kavas gert, labai puikiai viskas. Nu, tai tas porankis toksai pats kaip Audi, gal netgi sakyčiau, dabar jau reiktų pažiūrėti, gal toksai pats ir yra kaip Audi. AUX, taip pat turim USB jungti, nu čia tokia maža vietelė, nieks nelabai kas telpa, raktus dabar esu įmetęs, bet nelabai kažką. Čia yra vis dar tas, reiškiasi, kur jeigu rūkai prisidegti, nelabai žinau, kam jis reikalingas, nu galbūt 12 voltų galima, čia jau padaryti, tai palau, kaip jis tai aktyvuojas, net nežinau. Man nereikia, kad išaktyvuotųsi dabar. Start stop mygtukas užkurtų užgesinti automobilį ir čia turim patį nesąmoningiausią dabar dalyką, parodysiu, kokį mes galim turėti. Va šitoje vietoje yra atseit belaidis telefono pakrovimas, tai čia jeigu padėsi telefonas turi krautis. Bet jie va ten gale padarė USB jungti. Aš neįsivaizduoju, kaip tai buvo galim padaryti. Joks telefonas į šitą... Čia visiškai betiksis dalykas. Joks telefonas į šitą vietą netelpa. Tarsi, čia jokių telefonų įdėti neįmanoma vien dėl to, kad jie va tą kampą padarė, kur USB padarė. Tai kam reikėjo tai daryti, jūs man paaiškinkite. Tai yra, tavasi, čia yra feilas. Čia yra visiškas feilas. Šitas kaip vadinasi? Kaip vadinasi šitas daiktas, pamašau? Įrankių dėžutė, bet ne, nu įrankių dėžutė, kaip jis vadinasi? Ai, tu savo nežinau. Nu, viena žodžiu vieta, kur galim pasidėti daiktam. Tai viduj, ką čia vietelės taip pat ne per daugiausiai, kažkokį dokumentą galite įsimest, tada turime, yra iš tikrųjų, nežinau, čia parašyta SD ir ten SD, tai 4 SD kortelės, yra SIM kortelė, kur galim, jeigu norim internetą turėti, ir taip pat vis dar yra kompaktų skaitytuvas, nežinau, kam jis reikalingas, bet galbūt kažkas dar ir naudoja. Taip pat pučia šaltą orą, tai galim arba išjungti tą šaltą orą, arba palikti, kad į vidų pūstų šaltą orą. Čia viršui galit pabendrauti su kažkuo, jeigu norit paskambinti, mechanikai įsikviesti ir jeigu atsitinka nelaimė, taip pat galit kažkam paskambinti. Beje, nežinau, jeigu ten dabar SIM kortelė neįdėta, tai ar veiktų šitie mygtukai ar ne, nors žaliai dega lemputės, tai reiškia, kad turbūt veikia jie, jisai gal pats turi kažkokią tai kortelę, bet SIM kortelė dabar neįdėta, yra tuščia ir interneto mašinai nėra, taip kad jeigu norit turėti internetą, reikia SIM kortelę įsidėti. Bagažinė automatinė, galima tiesiog koją paspirti ir pati atsidarys, arba galima paspausti štai šitą mygtuką, kur yra, Volkswageno ženklas tai yra mygtukas, tai irgi paspaudus bagažinė taip pat atsidaro. Nu, kaip matėte Audi ir čia šita bagažinė yra didesnė, tikrai didesnė, galim išimti va daiktus ir galim pažiūrėti, kaip atrodys viduj. Oje, tai patys matot,
Čia vietos dar daugiau, tai čia galima net ne 2 jau vaikus vežtų, čia galima jau 2 suaugusius vežtuvos, nes šito vietoj, bagažinį tikrai įspūdingų dydžio. Super, tikrai galėsiu viską vežioti ir jokių problemų neturėsiu. Taip pat matom, turim kabliukus, kabliuką čia, taip pat turim kabliuką kitoj pusėje. Ir čia, kas yra gerai, kad šito vietoj, kur yra pasidėję daiktus, tai yra taip pat bortelis. Tai už bortelio galima daiktus pasidėti. Turim lemputės, visos lemputės jau yra čia ledinės. Taip, kad čia yra viskas jau užustriau. Gale taip pat yra vietos, kur diržam užkabint. Tada kas čia? Kur akumuliatorius yra, labai patogioje vietoje akumuliatorius, Audi akumuliatorius, tai reikia papačia eiti. Pirmas automobilis mano su AdBlue, reikės dar čia pasiaiškinti, kaip jis čia veikia ir kaip čia jį reikia naudoti. Vietos gale įspūdingai. Daug daugiau negu Audi A5. Man ūgis yra 1,81 m. Aš dabar sėdžiu pats už savęs. Pasižiūrėkit, kiek vietos man reikia kelienų. Ta prasme, kosmosas. Aš galiu 1-2 rankas uždėti ir dar vietos lieka. Vietos tikrai įspūdingai. Aš čia galiu įsitaisyti belenkai patogiai. Jeigu atsilušiu, tai iš tikrųjų kas vaira, tai tik su galva. Jeigu, pavyzdžiui, noriu važiuoti atsilošęs, jau galva remiasi. Bet jeigu taip, pavyzdžiui, sėdžiu čia, tai man iki galvos vietos tikrai daug. Atsilošti jau kažkaip, atsilošti nelabai gali. Tai tik tais dėl viršaus, bet nesiekiu ir taip, vietos tikrai daug yra. Bet aš aišku galėčiau pasislinkti, aš galiu čia atsigulęs beveik važiuoti. Važiuokit, kiek vietos, eiktų savo, galėtus tikrai. Pagal vietą su A5 šiandien yra net ką lyginti. A5 vietos daug mažiau. Čia, manau, labiau su A7 reikėtų lyginti vietą. Taip pat turim ledinės lemputes, Gale taip pat turim šildomas sėdynės, turim atskirą klimato kontrolę. Čia taip pat turim normalią rozetę vieną, turim USB. Turim 3 vietas, kur galim įdėti podelius pagal dydį, didesnį, mažesnį, kokį norit. Taip pat čia atsidaro, jeigu norit vežti kažkokį tai daiktą ilgą, tai galite iškišti per galą ilgą daiktą. Aš jau važinėjau kelias dienas, tai iš karto ką galiu pasakyti, kad važiuoja tikrai tyliai, švelniai, minkštai, akceleracijų sočiai užtenka, čia 176 kW, tas galingesnis variklis, 4 varantis ratai, taip kad visko tikrai pilnai užtenka. Bet tuoj persisim į Audi, palyginsim, gal dabar aš truputėlį blogai atsimenu, bet kažkaip dabar taip atrodo, kad su Audi, kai važiuoji, tai greičiau viskas visgi jaučiasi, ta akceleracija tokia didesnė, reikia dar priprast. Čia kažkaip įdomiai, paspaudi gazo ir bėgisi automobilis, bet nesijaučia, kad jisai bėgisi. Jau tu pasižiūri speedometrą, žiūri, kad tu sau, tai tu čia belenkai varai, kad jau greitis yra didelis. Su Audi tu paspaudi, tai tiesiog pritraukia prie tų sėdynių, kai tu važiuoji, bet pasižiūri, tas greitis irgi atrodo panašus. Tuoj pamastuosim, pažiūrėsim, per kiek laiko pasieksim nuo 0 iki 100. Vėl už Audi vairo, tai jau dabar antrą savaitę važinėjau su Arteonu, su Audi nevažinėjau antrą savaitę. Ką galiu pasakyti, vėl tas gal į Audi. Skirtumai jaučiasi ir pagrindiniai skirtumai yra kokie. Audi yra tikrai garsiau. Vėl tai galbūt dėl padangų gali būti, arba Audi tikrai yra prastesnė garso izoliacija šiuo atveju, arba padangos yra. Tai dabar negaliu aš to pasakyti, bet tikrai Audi garsiau važiuoja. Bet Audi yra daug sportiškesnis automobilis, tikrai jaučiasi iškart. Vienas dalykas, kas man aišku Audi patinka, o ten nelabai patinka, tai yra vairų kietumas. Aš Arteone visą laiką važiuoju ant sport režimų nusistatęs, Audi važiuoju visą laiką ant to tiesiog vidutinių režimų, tai ne sport režimų nusistatęs. Vairas Audi ant vidutinių režimų yra daug kietesnis negu Arteone ant sport režimo. Jeigu tu Audi padarai sport režimą nusistatai nuo tą važiavimo stilių, tai vairas iš viso tampa toksai sunkus, vos pasuk tą vairą eina ir man tas patinka, tai toksai sportiškumas. Tada Audi yra kietesnis, aišku. Arteonas aš iš viso sakyčiau daugiau toksai kaip limuzinas man dabar pasirodė važiuojant, jisai toksai minkštas, švelnus, tylus, to bėgėjimusi kaip ir užtenka, bet nėra toksai agresyvus kaip Audi, Audi A5 tai daugiau yra tikrai sportiškesnis, tai dėl to pasakyčiau. Ką galiu pasakyti dabar būtent apie tą Audi. Na ir pažiūrėkime, ar čia tik tais galbūt toks įspūdis susidaro, ar taip ir bus, per kiek tas Audi pasieks nuo 0 iki 100. Tai jungiau sport režimą, startuosim paprastai, be launch kontrolės, nes Audi jos nėra, tai čia irgi startuosim be jokios launch kontrolės, tiesiog ant sport režimo ir tiesiog paspausiu akceleratorių iki dugno ir pažiūrėsim, per kiek laiko mes čia pasieksim tą 100. Na, 7,2 sekundės nuo 0 iki 100. 6,9 sekundės. Bliamu, kodėl taip lėtai, niekaip nesuprantu. Aš nežinau, aš to apsu žinau, kad nelabai pasitikiu iš tikrųjų.
bet rodo 6,9 sekundės. Nu, žiauriai įdomu, nesuprantu, kodėl taip lėtai. Taigi turi daug greičiau būti negu per 6,9 sekundės. Na, kaip matėt, kolegos, nežinau, patys gali daryti išvadas. Arteonas buvo 7,2 sekundės, Audi 6,9 sekundės. Nors pagal... sport režimą reikia išjungti. Nors pagal lenteles tai labai stipriai greičiau, tiek Audi turi būti daug greičiau. Audi tai iš viso turi būti nuo 0 iki 100, man atrodo, šitą Audi įsibėgi per 5,5 sekundės yra parašyta. Nu vėl, aišku, čia turbūt yra jau idealios sąlygos visos sudarytos, bet tai vis tiek, kur 6,9, kur 5,5, tai skirtumai labai didžiuliai. Na, o Arteonas, kiek mačiau, rašo, kad yra 6,5 sekundės nuo 0 iki 100, bet mums pavyko, kaip matėt, per 7,2. Na vėl, kaip ir sakiau, dar kartą pakartosiu, žieminės padangos ir danga buvo šlapoka, bet praslydimo jokio nebuvo, nes 4 varantis ratai, tai nei kiek nepraslydo ratai iki dugno iš minus, nei šiuo atveju, nei su Audi, nei su Arteono ratai nei kart nepraslydo. Jeigu taip trumpai šnekant apie Audi, tai vairuot man Audi labai patinka. Toksai manevringas automobilis, labai greitas, prisispaudęs prie kelio, niekad problemų jokių neturėjau, galima važiuoti kokiu tik norit greičiu, niekada nebus taip, kad tu kažko tai dėl kažko abejotum, nesvarbu, ar lauke prisnigta, ar prilyta, ar fūro vėžėse pilna vandens. Visą laiką, kiek važinėjau, Audi važiuoja užtikrintai, nei kart nebuvo gyvenime nei sumėtę, nei užnešę, o aš važiuoju tikrai ganėtinai agresyviai, visą laiką pas mane akceleracija labai didelė, man patinka tas akceleracijos jausmas, taip kad pas mane, jeigu, pavyzdžiui, sudega šviesoforas žalias, aš iš karto momentaliai per kelias sekundės pasiekiu leistiną maksimalų greitį ir kelyje taip pat lygiai taip pat aš visą laiką staigiai viską darau. Tai visą laiką tikrai Audi buvo patikimas, niekada nebuvo tokios situacijos, kad kažkas tai būtų atsitikę ir kad kažkokia tai baimė būtų ar kažkas. O dabar neseniai buvau palikęs Audi servizę, matėt serijas, nu kaip neseniai, ganėtinai seniai, tas laikas bėga, bet buvau palikęs ir išsitėbį buvau pasimęs Peugeot, visiškai naują Peugeot, ten jisai buvo nuvažiavęs vos tik porą tūkstančių, tai visiškai naujas Peugeot buvo. Su priekiniais varančiais ratais. Žiema buvo dabar šią žiemą, tai kol iš Kauno parvažiavau į Josinius, tai kažkokia tai nesąmonė, aš sakau, tai, na, aš šiaip pirmą kartą važiavau su priekiniais varančiais ratais, visus mano mašinos, jie turėjo buvo 4 varančių ratų, tėtės visos mašinos ir 4 varančių ratų, tai niekad nesu važiavęs, aš su tais priekiniais varančiais ratais, tai kažkoks kosmosas iš tikrųjų. Pastoviai tu važiuoji ir net neramu ant širdies, nes visą laiką tik važiuoju, žiūriu, nu, atrodo, kad nežinau, kažkas tą užpakalį ten atskirai, kažkas valdosi, toks visas plaukianti, ta visa mašina tokia. Grįžau čia į darbą, reikėjo nuvažiuoti, tai ten toksai kalnas, status pas mane į darbą yra važiuoti. Sniego buvo pristingtai, neužvažiavau, aš neužvažiavau į tą kalną, tai nesąmonė kažkokia, tai už tai niekada gyvenime, kaip ir sakiau, nepirčiau ne 4 varomais ratais varomo automobilio. Tai parašykit žmonės savo nuomonę, ką galvojate apie Arteonę, ką galvojate apie Audi, kaip jūs manote, ar gerai padariau ar ne, kad dabar, reiškiasi, perėjau ant Volkswagen Arteonų. Nu, jeigu kas, žiūrėsim, pasikeisim. Bet, nu, šiuo metu vairuoju ir man Arteonas tikrai patinka, jaučiu malonumą, labai patinka jo išvaizda Arteonų, nu, šiuo metu man tikrai vienas gražiausių automobilių, net nežinau dabar koks būtų iš tų tokių, nu, paprastų automobilių, kad būtų gražesnis už Arteoną, žinokit, net nežinau, man jis yra tikrai pats gražiausias šiuo metu automobilis. Jo, kaip čia pasakyti, dinamika truputėlį netitinka jo išvaizdos akivaizdu, jis toksai iš dinamikos yra ramesnis automobilis, o toksai sakau, įvažiuoji autostradą, savo ramiai, nusistatai greitį, įsijungi visus tas funkcijas ir tiesiog savo kaifuoji ramiai ir važiuoji. O Audi toksai, tu atsisėdi ir nori, galvoji, su kuo čia palenktyniaut, kur čia gazą paspaust, o tas va tokio nesuteikia tokio, kad va norėtum spaust. Bet jam dinamikos tikrai užtenka, bet dar kartą pakartosiu, čia tas yra galingesnis variklis, 176 kW. Su silpnesniu varikliu tikrai nerekomenduočiau pirkti, jei kažkas galvoja tą Arteoną ir žiūri, žinokit, tai tikrai silpnesnių variklių jokių būdų tikrai nežiūrėkit, nes tas 176 kW jau ir taip, sakyčiau, silpnokas yra variklis, o jeigu dar pirktume, ten yra tas kitas yra 140 gal kW, tai tikrai tai būtų absoliuti nesąmonė pirkti 140 kW. Ir jeigu pirktai tik 4 varančių, aišku, ratų, nes nu, su ne 4 varančiais ratais, tai iš jūsų nematau esmės pirkti automobilį. Tiek šiam kartui, kolegos, iki visiems.